labai skanu, bet nesu mėgėja baklažanų, bet čia labai skanu. Po visos dienos daugelis grįžta išbadėję ir tikrai nori greitos, staigios vakarienės. Tai baklažanų omletas su feta, nuostabus pasirinkimas. Tau reikės pusės baklažano supjaustyti plonom juostelėms, į keptuvę įpilti truputį aliejaus ir baklažanus apkepti iš vienos ir kitos pusės. Įdėti saują vyšninių pomidoriukų perpjautų per pusę į tą pačią keptuvę. O šalia pasiruošti omletą, tai yra 2 kiaušiniai, dedame truputį avižų, pieno arba kito augalinio gėrimo, tada sutrupiname fetą sūrį, dedame druskos, pipirų, pagal skonį šiek tiek raudonėlio prieskonių ir visą masę pilame ant baklažano ir pomidorų ir ant mažos kaitros. Kepame, kai apkepa viena pusė, kita pusė jau irgi sutvirtėja, tada mes sulenkiame omletą ir apibarstome susmulkintą rukolą ir dar truputį leidžiame pagulėti omletui ir galiausiai tiekiame su rukola ir kitomis daržovėmis. Ar jau turi mano receptų knygas, mitybos planus, mitybos ir gyvenimo būdo programas, ar tu dalyvauji mano seminaruose ir kursuose? Jeigu ne, jau registruokis dabar, eik į Sveikatai palankų svetainę ir išsirink tau tinkamą produktą. Patiko? Spausk like, rašyk komentare daugiau receptų.